Gerai, parduotuvė atidaryta. Nei sniegai čia laukus nukloja, nei ūžauja laukia šiaurys, kalėdų senis atrinkuoja, nes laukia jo žmonių būrys. Keliauja į Stepūgą tirštą, kalėdas beldžiasi į duris, smagiai praleisti dieną. Labą dieną, būčiau parduotuvės vadovė. Čia būtų vienam iš mūsų savininkų. Tai Giedrė Rimšelienė. O mūsų nuostabioji vedėja, be jos būtų irgi sudėtinga būtų. Taip. Bet be jūsų geros idėjos, be jūsų tokios energijos, to entuziazmo, tai tikrai nieko būtų net nepradėta. Tokie darbai, kurie, manau, yra labai svarbus aplinkiniams žmonėms, kad būtų ta parduotuvė jiem arčiau namų, kad jie galėtų rasti tai, ko ieško. Tiesiog dėl jų patogumo gal vairiausių akcijų siūlom, labai gera sviesto kaina, yra mineralinio boržomė, įvairiausių, žinokit, kiekvienam žmogui, manau, kad tikrai yra tinkama prekė, jisai tikrai ras atėjęs, vis viena kažką turėtų įsirinkti. Kalėdų senelis dovanos vaikučiam ir šeimom dovanėlės. Taip pat bus galima gauti dovanėlių apsipirkus už 10 eurų. Tai dovanų turim, bus visą dieną, dovanom lis tiesiog pas mus šiandien tą progą. Tai prašom užsukt, dirbsim nuo 8 iki 8. Visada dirbsim nuo 8 iki 8, vasarą planuojam ilginti laiką, būsim nuo 8 iki 9. Pasistengsim, kad akcijos tikrai būtų jos visada ir akcijas darysim tokias, kad ir gyventojams būtų palankios, nustebinti bandysim akcijomis. Tai tikrai kalėdas pasitiksim su didelėm akcijom. Tai aišku, kad gerai, labai gerai, suprantu. Čia, pavyzdžiui, labai pensininkam labai yra arti, labai gerai visiems ir taip, tikrai, kad labai gerai. Nusipirkau kažkokį ryžių šampano. Pasakykit, kaip kainos. Nu, neaukštos, neaukštos. Vadinasi, grįšit dar kartą. Rytoj. Rytoj ateisit ir atidžiai apžiūrėsit. Taip. Turbūt per daug žmonių jau šiandien. Per daug. Aš dar norėjau saldumino nusipirkti, labai daug žmonių. Ką pirkot ir koks pirmas įspūdis? Parduotuvė gražiai atrodo, o pirkti ką žinau. Visos kainos vienos brangiau, kitos pigiau. Ar sugrįšit dar į parduotuvę? Būtinai, nes man prie pat. Prie pat tai labai sutaupysit laiko, nereikės. Jo, nereiks toliau eit.